CSKA komandos pergalė 54-ame čempionate. Na, žinau, kaip džiaugiatės jūs, gerbėmiai sporto mėgėjai, visi Respublikos turbūt gyventojai ir ypač tie, kurie myli šį puikų žaidimą. Paskutinė sekundė Aidis Sirena, taigi su puikia pergalė, gerbėmiai sporto mėgėjai. 93-83 rungtynes laimėjo žalgiriečiai, kurie trečią kartą iš eilės tapo šalies čempionais. Kągi, dar truputėlį pasidžiaugime. Kauno žalgiriečių pergalė, šalies čempionai, Kauno Žalgirio krepšininkai. 93-83. Kas tai buvo CSKA komanda? CSKA komanda tai buvo Tarybų Sąjungos rinktinė. Ne taip, kad komanda. Ir ten būdavo kviečiami patys geriausiai krepšininkai. Susidomėjimas tai buvo turbūt labai didžiulis. Noriu pasakyti, kad jau aš esu apie tai kalbėjęs, kad į varžybas paraiškų būdavo ne tik ant CSKA, bet ir ant kitų, iki 20-25 tūkstančių. Norėdavo patekti halę. O halė talpino apie 3,5 tūkstančio, bet būdavo daugiau, kadangi buvo suolai. Nebuvo kėdžių, tai spausdavosi vienas prie kitą. O kur praėjimai būdavo, jie visi būdavo sėsti. Neskaitant, kad buvo griežtai laikomasi priešgaisrinės apsaugos, kad reiškia būtų kur galima išbėgti. Žodžiu, buvo laužomos taisyklės. Buvo laužomos taisyklės ir tai niekas nekreipė dėmesio. Kažkur turėjau nuotrauką, labai gera atmosfera buvo. Tiesiog juoda aplinkui žmonės. Nėra jokių tarpelių, kad būtų laiptai kokie ar kas panašiai. Nu tai, sakykime, maksimum turbūt kokie 4 tūkstančiai būdavo. Noriu pasakyti, slaptas toks patriotizmas, kad mes tokia tauta ir panašiai. Juk noriu pasakyti, kad Žalgiris vienintelė komanda, kur žaidė vien tik lietuviai. Nebuvo nė vienos komandos, kad nebūtų iš vadinamų broliškų respublikų. Manęs dažnai klausia, o kodėl, sako, jūs nesikviešite iš ten tų žaidėjų? Nu, sako, pasikviesim. Dabar kol kas tokia situacija, kad dar nereikia, bet mes jau šitą numatę, žinote, taip pat kalbė visą laiką. Reikia džiuginti žmogų, nes tikrai žmonės laimingi yra. Kad laimė ir lietuvis, Lietuva, laimėjo, taip toliau. Visur mes kalbėdom, kad esam lietuviai ir taip toliau. Nes vis tiek žemėlapį mūsų nebebuvo. Taip? Nebebuvo. Buvo Tarybų Sąjunga. Čia būdavo metų rungtynės jau čia. Svarbiausias dalykas. Pagalvokit, kas taps Tarybų Sąjungos čempionu. Ir per tą laiką, kurį, reiškia, teko su Žalgiriu būti, buvom kiek? Buvom 3 kart Tarybų Sąjungos čempionai ir 5 kartus vicečempionai. Tai vis tiek rezultatas neblogas komandos buvo. Nu taip, jos ta dvasia, skaitau, visą laiką eina. Tas kvapas eina, taip kalbant paprastai. Nu ir aišku, mūsų komandai reikėtų taip jau pasistengti, skaitau. Ir man tik tai galima palinkėti, kad ta dvasia, tas kvapas ir dabar išliktų ir kad vyrai taip jau sukovotų gerai. Svarbu, kad būtų gera kova, būtų gražus renginys. Čia yra spektaklis. Ir jeigu bus pergalė prieš CSKA, tai... Tai bus labai aukštas dalykas, labai malonu. O kaip būtų malonu, kad taip įvyktų. Labai to norėčiau. Prisimenu, sakau, labai gerai viską atsimenu, kadangi
Sakykime, tėtis tikrai per savo darbą tenai, jeigu jau būdavo darbui skirtos ten 4-5 vietos į sporto halę, tai kažkaip jam pavykdavo vis gauti vieną, tai jau mane paimdavo ant kelių. Taip kad tikrai būdavo labai smagu patekti į tokias varžybas, nes paskui kitą dieną mokyklai labai visiems girdavaisi, kad jau buvai sporto halėje ir žiūrėjai kaip Žalgiris aplošinėja, nedaug dievė, pralošinėja CSKA, ne? Taip kad tikrai atsimenu ir atmosferą, ir kaip nekęsdavau CSKA, sakykime, žaidėjų, ypač, sakykime, kokį ten Tarakanovą ar Myškiną ir kažką tokio. Ir tikrai būdavo fantastinė atmosfera, fantastinės varžybos ir kaip vaikui tai nieko aukščiau nebūdavo, išskyrus Žalgiris CSKA. Sakykime, jeigu ten prasidėjo jau tas mąstymas nuo Seulo olimpiados, ten kaip tą ir visą tų nuotrauką, pamatai ten jų 4 ir taip toliau, jau kažką jauti iš viso, kad wow, kiek mes tenai jiem padedam ir taip toliau. Jau buvo visai kiti laikai, jau kaip sakant, ledai pajudėjo ir tai buvo visai kitoks jausmas. Sakau, iš tų, aišku, kad vis tiek jau žinojom, kad ten yra armijos komanda ir nelabai ta mum armija ten prie širdies būdavo ir, sakykime, būdavo tikrai įspūdinga. Labiausiai žiedavau į žaidėjus. Atmosfera man kaip vaikui nelabai tenai rūpėdavo ar kažką tokio, tik atsimenu, kad jau garso būdavo kaip reikalas, ypač lemiamais momentais. O šiaip aš visą laiką stebėdavau, sakau, ar tai Kurtinaitė, ar Sabonė, ar tai Chomičius, taip sakant, tuos jau savo tokius idealus. Ne? Taip kad stengdavaisi ten kiekvieną judesį pagauti ar kažką tokio, ir aišku jau rėkti kuo daugiau, kad tik tai išloštų Žalgiris. O paskui, kaip augot, kaip buvo jau galimybė žaisti su kai kuriais iš jų ir rinktinėje, ir komandose, buvo tas, iš tų laikų atėjęs, kad kažkoks, wow, aš žaidžiu su tuo krepšininku, kurio rungtynės stebėdavau. Kaip, žinai, pirmus kartus tai tikrai yra wow. Sakykime, ir su Kurtinaičiu teko vieną komandą žaisti ir su Saboniu, taip, su Saboniu dar iki labai daug laiko išliko tas tikrasis wow, ne, sėdim, jeigu kuris sėdėdavom kokiam rinktinės restorane ar per pusryčius ar per kažką viešbutyje, tai vis tiek, kažkaip Sabonis šalia, ne, mano komandos draugas, ne, dabar jau, kaip sakoma, kažkokias tai kosmosas kažkoks, absoliučiai. Tai ir išliko tai iš tų laikų, nes vėlgi sakau, tai būdavo tie patys pirmieji vaikiškai įspūdžiai ir jie, aš įsivaizduoju, yra patys giliausi žmogaus gyvenime vis tiek. Treneri, praėjo 30 metų, dar vienerios rungtynės su Maskvos. 30? Taip, 30. Laikas bėga, ar ne? Ar kaip manot, ta dvasia dar liko per tiek metų praėjus? Nežinau, iš tikrųjų, nemanau, kad dar esu žaidęs prieš CSKA su Žalgiriu. Gal ir esu kaip žaidėjas, atrodo. Tai sunku pasakyti, aš manau, kad senosios kartos žmonėm tai dar asocijuojasi su senais dalykais, nežinau, jaunesniem ar jiem, bet pasikeitė Žalgiris, pasikeitė CSKA, iš viso tapo dabar kažkokiu tai, Eurolygos to krepšinio etalono, ne, taip kad, nežinau, sakau, kuo toliau su jais, tuo vis sunkiau darosi.